Jeigu tau patinka tas unboxing experience'as, kai ten būna gražios dėžutės, viskas gražiai supakuota į naujus maišelius, viskas faina, čia to nebus. Nes čia telefonas atvyksta paprastoj dėžutėj su neoriginaliais aksesuarais, kurie veikia su telefonu, bet būna tiesiog telefonas, aksesuarai ir viskas. Šiaip, savaitės bėgio turėtų ateiti man telefonas iš Amazon Renew, tai galėsim patys ir pažiūrėti, kas būna viduje. Tada yra baterijos gyvybės likutis. Amazonas garantuoja, kad bus 80% gyvybės likučio. Neįkrauta 80%, o baterijos likutis. Kaip tau, tokios mintis kyla? Ir 80% šiaip netrodo kaip mažas skaičius, bet jeigu ateina baterijos 80% likučių, tas telefono gyvenimą labai smarkiai sumažina. Nes kur tu galėjai naudotis telefonu be išsikrovimo, tarkim, 10 valandų, dabar tu galėsi naudotis tik 8 valandas. Ir neskaitant to, tas likutis vis tiek su telefono naudojimu mažės, ir pasijaus greičiau jo tas dėvėjimasis. Bet tas, man atrodo, būna dažniausiai su blogiausios kondicijos telefonais, nes abu mano telefonai buvo su 99-98% likučių, tai viskas yra ok. Ir dar visada yra toks šansas, kad prekė neteis tokia, kokia tu jos tikėjaisi. Kaip iš visų e-shopų iš esmės. Dėl to yra labai svarbu atkreipti dėmesį į pardavėją, jo atsiliepimus, bet apie šitą pašnekėsim biškį vėliau.